Mane labiausiai domina žmoguje ir vidinis pasaulis, ir išorinis, ir jo sąveika, kaip jie vienas kitam prieštarauja. Mane būtent per tapybos kalbą domina, kaip žmogus atrodo, atsižvelgiant į tai, kaip jis jaučiasi ir kaip jis bando save pateikti. Mano tapyba yra apie jausmą, kuris yra žmoguje, žmogaus fizinis kūnas ir jo išraiška yra akcentas tame mano tapybai ir techniką neatsieju, negaliu neatsižvelgti į tai, kaip būtent tai yra nutapyta ir būtent per tai, kaip tai nutapyta, aš noriu, kad žmogus pajaustų. Intuicija yra labai slidus dalykas, kuris padeda ir gali ir kenkti, ir padėti, bet jis visą laiką dalyvauja ir visą laiką su ja turi pašnekėsi. Tai ir tas sąmoningas sprendimas, aš manau, tai yra viskas, kas išmoksta, viskas, ką žinai ir viskas, ką per patirtį turi. Tai kaip ir toks žinojimas, mokėjimas ir koregavimas tos intuicijos, sakyčiau. Ir intuicija padeda pradėti darbą, kartu ir tęsti. Ir net ir pabaiga irgi taip pat yra lydima intuicijos. Taip pat prasideda darbas nuo to, kad tiesiog pamatai vaizdinį arba išgirsti žodžius ir jie turi tam tikrą išvaizdą ir toliau aš bandau surežisuoti, kaip ir pasidaryti tam ir nuotrauką, ir eskizus. Ir rezultatas vis tiek būna visada ne toks, kokio norėjai, bet arti. Ir ko gero būtent tai ir skatina tą kūrybos ją tęsti, nepabaigti, nes tu niekada nesi iki galo patenkintas, niekada nepadarai taip, kaip norėjai, bet vis arčiau ir arčiau. Tiesiog labai yra nerealu turbūt tapyti ir nenorėti padaryti darbą. Tiesiog tai kiekvienas darbas yra kaip eksperimentas, tiesiog leidi gal tai ir intuicijai ir tiesiog tokiai daryti taip, kaip niekada nedarei, tapyti tą techniką pati, kad jinai tokia, nes aš tiesiog žinau, kaip atrodo nutapyti ir tiesiog imi ir nedarai taip, kaip tu žinai, nes čia 1, 2, 3 ir gali būti baigta, bet tu pradedi visai ne nuo tų pradžių, kur esi įpratęs. Tai iš tikrųjų ir iš karto atrandi kažką naujo. Ir toks ir mano yra, ir man atrodo, ateities darbų jau pradedu jausti, ką aš iš to išmokau. Tai ir tikiuosi, kad čia truputėlį kažkokia ir branda ateina, kai tu supranti, kad iš tikrųjų tu nieko nemoki. Mano didžiausias, manau, pasiekimas yra mano darbas. Tai, kad aš būtent sugebu atsiskirti nuo pasaulio, galima sakyti, šitam kaime. Nes aš esu labai šiaip bendraujanti ir mėgstanti aktyviai. Galiu iki 6 ryto šokti iš tikrųjų su draugais ir man reikia labai save įstatyti į dėžutę, į rėmus, kad aš galėčiau susikoncentruoti ir dirbti. Todėl, man atrodo, yra didžiausias pasiekimas po akademijos tiesiog dirbti, išsinuomoti studiją ir tikėti ir daug dirbti ir sekti. Ir
ir toliau tikėti. Ir kad ir nepasiseka, vis tiek eiti. Ir daryti taip, kaip tau atrodo, ir neklausyti kitų. Šitame kaime jaučiuosi kaip vaiduoklis, turbūt pačios savęs, nes čia buvo mano vaikystė. Čia gyveno mano tėvai, mano sesė turi vaikų, tai yra mano dukterėčia, sūnėnas, ir aš matau auklėjimą, kuris kartojasi iš mano tėvų dukterėčiai, ir tai yra man įkvėpimas, nes matau, ką paliko manyje ir su kuo man vis dar reikia gyventi ir ką reikia išgyti arba priimti. Taip ateina tos idėjos ir būtent ką šis kaimas man iššaukė, nes čia yra mano vaikystės kaimas. Man patinka ta sarkazmas tapyboje, ta ironija per kažkokius gražius sintetinius dalykus, gražiai išreiškiant, techniškai negražiai reiškiant, kad visa ta visuma kažkaip iššauktų, išjudintų, kad tai yra, kad taip gali ir taip būti. Aš jaučiu, kad mano estetikos suvokimas, priėjimas, priėmimas, kaip aš ją priimu, yra kitoniškas. Vien dėl to, būtent turbūt, kaip aš gyvenu ir kur gyvenu ir ką aš priimu ir ko aš negaliu atsisakyti. Ir tai yra viskas tapyboje, be abejonės. Yra toks kūrinys Vaitkūnienės paskutinis ekspresionisto namelis. Ten yra medinis apgriuvęs nameliukas. Ir tokių namelių vis rečiau ir rečiau gali pamatyti. Jie simbolizuoja tai turbūt, kas man svarbu, nes tai yra nepagražinta, neišvalyta. Tai nėra minimalizmas. Tai yra tiesiog tikra kaip gyvenimas, nedirbtina. Ir todėl man atrodo, kad estetika pas mane yra galbūt arti to ekspresionisto namelio. Mano tapybos darbai nėra tapomi atsisėdau ir tapau, bet ten šlekšt, gali numesti drobę ir gali apipilti ją kuo nors, su skuduru patrinti ir kartais ir būna iš tikrųjų ta netvarka, jinai tikrai įeina, nugula į darbą. Mano tapybos motyvai yra labai dažnai esu pati aš, bet ne visada tai yra autoportretai. Aš save naudoju kaip asmenį, kuris pergyveno tą dalyką. Arba jo save kaip irgi kaip priemonė, bet ne visada tai yra mano pačios išgyventas, bet neretai yra ir mano pačios išgyventi dalykai ir tos visos išraiškos kūno, ir tiesiog per patirtį, per tai, ką aš noriu pasakyti. Aš piešiau visada ir iki dailės mokyklos. Tiesiog kažkaip turėjau natūralų tą tokį, kad reikia daug mokytis, daug tapyti, daug dirbti. Aš daugiau nieko neturėjau be tapybos. Daugiau nieko nemokėjau. Tai buvo labai tiesus kelias. Aš neturėjau jokių pasvarstymų, ką aš galiu kitko. Išsiskyriau to, kad aš buvau grubi, greita, visada ekspresyviai viską bamšlek, tiesiog metu ir darau. Ir
aišku, mes ir grafiką, ir viskuo susipažinę su piešimais ir štrichavimais, kur reikia kentėti. Ir kai pagaliau tiesiog supranti, kad tapyba yra tas stipriausias dalykas, tai ir viskas, tiesiog pasinėriau, tiesiog stačia galva ir viskas, man ten nelabai kas įdomu buvo, kad aš neturėsiu iš ko gyventi ar ten kažkas, ką darysiu po studijų. Aš ten žinau, kad man bus tiesiog kitaip negu visiems. Nebuvo taip kitaip negu visiems, tikrai nebuvo, buvo taip pat kaip ir visiems. Bet buvau didelė svajotoja, labai naivi ir labai tikėjau ir daug kartų kritau. Ir nukritus stojaus ir vėl dariau. Tai nukritimai, tai man atrodo pirmas, kuris buvo taip po dailės akademijos baigimo, kai sako, vat išeisi iš šiltnamio aplinkos ir tada sužinosi, ką iš tikrųjų reiškia būti kūrėju. Tai iš tikrųjų taip ir nutinka. Ir aš tuo metu dar buvau ne tik atbaigus, bet dar ir užsienyje. Išvažiavau su draugu į Čekiją pas jį. Ir mums reikėjo ieškotis darbo. Ir pradėjau dirbti paprastus darbus. Darželį, tada kepyklėlį. Ir supratau, Dieve, ką aš padariau. Visi tiesą sakė, kad čia tiesiog prapulsit jūs visi su tą tapybą. Ir pasijutau iš tikrųjų prapuolusi. Tai, man atrodo, 2 mėnesius netapiau. Čia buvo ilgiausias laikas. Visiems išpasakojau, kad viskas metu tapybą. Ir aišku, pati savim netikėjau, bet po truputį pradėjau viską vėl pirktis iš naujo. Tapiau Čekiai namuose. Tada sulaukiau kaimynų skambučio, kad terpentinas biškiuką garuoja čia pas mus. Ir tada išsinuomojau studiją. Ir vėl pradėjau tapyti. Tu turi pasirinkimą, ar daryti tai, kas tau patinka, kuo tu gyveni, ar daryti kažką kitko už pinigus ir tu gyventum kitaip gerai. Aš manau, ir tai yra gerai, bet čia tiesiog tavo pasirinkimas. Tai grįžau iš Čekijos prieš jau gal 5 metus. Turėjau su nerimu problemų ir nenorėjau miestą, nenorėjau tarp žmonių, čia man buvo gijimo vieta. Ir šitą vietą aš nusižiūrėjau jau gyvenant Čekijai, grįždavau kartais ir tiesiog dairiausi, kur man tapyti, kur man kaip aš čia grįšiu. Tiesiog aš dėliojausi galvoje planą, kad aš grįšiu, kur aš tapysiu ir nusižiūrėjau. Čia buvo visiškai apleista vieta. Tiesiog supratau, kad čia yra ta vieta, kur tiesiog kitaip vyksta dalykai. Tas šaknis kažkaip labiau įsileidžia. Tai kitaip tas autentiškumas, ko gero, daugiau atsiveria.